Palangoje jau antrą dieną šurmuliuoja šventiniai renginiai. Nors orai šilumą nelepina, šiandien visi poilsiautojai buvo kviečiami į tradicinę mugę. Palangos Juzė tapo tikru Palangos vasaros sezono atidarymo šaukliu. Jis atlydėjo būrį tautodailininkų dalyvaujančių mugėje. Atvykit į Palangą visą vasarą ir pamatysit, koks į geras sezonas. Apdirbkit laukus, susitvarkykit savo žemės ir atskreiskit, jei nesuarklės, tai su geras ratas. Dėkau, pamajau kasdien. Pamajau, va, bučinė, pas jūs bučinį pamau. Į mugę sugužėjo tautodailininkai iš visos Lietuvos. Rankdarbius įvairius gaminius siūlė 180 prekeivių. Kermošius tai yra didžiulė šventė, tai turi būti kažkokia kalendorinė šventė, būtinai prie bažnyčios, baigėsi mišios ir visi prie savo vežimų iš karto parduoti, nusipirkti. Bet svarbiausia pabendrauti. Ir tas bendravimas yra tarp amatininkų yra labai didžiulis. Juk čia susirinkę yra iš visos Lietuvos. Nors oras nelepino šilumą, tautodailininkai pirkėjų stygiumi nesiskundė. Šilta nėra, bet žmonės pakankamai nuotaikingi, pasiruošę į šventę atvykę, žodžiu, su nuotaikos bagažu atitinkamu, o visa kita, viskas gerai, žodžiu. Kuo blogesnis oras, to geresnė prekyba. Kaip čia taip? Nes visi prie jūros per gerą orą būna. Tai va. O kai blogas oras? Kai blogas, visi vaikšto žiūrinėje, prie jūros nėra ką veikti. Vis dėlto Palangos verslininkai šią vasarą labai viliasi, kad vasara džiugins gerais orais. Kuo karštesnė vasara, tuo didesnis pelnas. Palangos viešbučių atstovai sako, kad šią vasarą poilsiautojų tikimasi sulaukti kur kas daugiau negu pernai. Kai kuriuose viešbučiuose laisvų vietų iki vasaros vidurio jau nebėra. Užsieniečiai, ypatingai iš Rusijos, iš Baltarusijos, jie kažkaip laisviau leidžia tos pinigus. Ir užsakymų kažkaip jau šį pavasarį tikrai sulaukiam daug anksčiau negu kaip kiekvienais metais. Tai dėl to ir ta nuotaika yra tokia. Jau kažką tai matai, kad susidomėjimas miestų yra ir užsakymai didėja. Verslininkai sako, kad kainos neturėtų būti didesnės negu pernai vasarą. Tačiau vis dėlto poilsiautojų Palangoje laukia naujovė. Nuo birželio 1 dienos įvedamas vadinamasis pagalbės mokestis. Vienam asmeniui už naktį viešbutyje ar kitoje legalioje apgyvendinimo vietoje reikės papildomai mokėti po litą.